Nėra nei gerų kortų, nei blogų. Kiekvienas kortos paveikslėlis su daugybė simbolių, ženklų, formų, spalvų tėra atspindys konkretaus arkano energijos. Ir jei žmogus sako, kad tai visiškai ne apie mane, tai reiškia, kad jisai neturi kontakto su ta konkrečia energija. Jam tiesiog šiuo metu jinai nėra suprantama, o jei kortos traktuojama reikšmė atitinka klausiančiojo poreikį, vadinasi, jam tai yra aktualu šiuo metu. Tai yra nuoroda, į ką reikia atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, žynės korta, jinai simbolizuoja antrą didįjį arkaną. Jinai yra atsakinga už intuiciją, už gerą ryšį su gamta, už norą rūpintis ir padėti kitiems. Ir jeigu žmogus sako, čia visiškai ne apie mane. Ir turim mes paauglį, 15 metų, ar ne, kuris gyvena bute, kurio tėvai neišveža į gamtą pasivaikščioti, o jis ir pats yra linkęs labiau sėdėti prie kompiuterio, tai aišku, jisai to ryšio su gamta neturi. Neturi kuo ir rūpintis, nes jis neturi nei jaunesnių brolių, nei augintinių, nei senolių, senelių, kuriais galėtų pasirūpinti. Va čia ir eina apie tai kalba, kad nėra ryšio su ta konkrečia energija, su tuo arkanu. Bet niekas nežino, kaip pasikeis tokio žmogaus gyvenimas, pavyzdžiui, kai jis sukurs savo šeimą, ar ne? Ir jie išvažiuos gyventi, nusipirkę sodybą į gamtą. Ir tuomet jis pradės sąveikauti su šito arkano energija. Tuomet atsiras ryšys. Vat iš čia ir gaunasi, kai žmonės sako, čia ne apie mane, o kiti sako, o čia tai viskas teisingai apie mane. Tai dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kiek aš sugebu atpažinti tą energiją, kuri išreiškiama vienokiom ar kitom savybėm ir kaip man tai yra aktualu šiuo metu. Galima užduoti savo tokius klausimus. Kodėl man tai svarbu? Kaip dažnai tai atsitinka, reiškiasi, ar tai, ką aš darau savo gyvenime, daro mane laimingesnį?